Sveiki visi. Šiandien išlipome dar vienoj Tokijaus stoty. Šita stotis vadinasi Haradžiuku. Ir kuom jinai yra ypatinga? Vat tiesiai prieš mane yra Meidži Džingu Shrine arba Meidži šventykla, kuri yra apsupta tokio miško ir yra tokia labai žymi Tokijaus kultūrinė vieta. Tuomet nuo jos į kairę, jeigu ten apeisi už šito miškelio, yra Jojogi parkas. Čia yra milžiniškas toks parkas, kur žmonės poilsiauja, daro piknikus, ten jeigu sakuros žydi, labai gera vieta pasėdėt. O vat jeigu į dešinę nueisi, tenai yra žymioji Haradžiuku Takešita Street, Takešita Dori gatvė, kur jaunimas savaitgaliais ateina išsipuošęs į savo dažniausiai kokius neformalius rūbus ir vaikšto tiesiog. Ten yra labai daug visokių trendinių saldumynų, ten vaivorykštės sumuštiniai visokie, vaivorykštinė cukraus vata, labai daug tų kreipų blynelių su grietinėlė ten ir visokiais priedais. Tai va, šiandien pabandysim pasivaikščioti aplink šitą rajoną ir pasižiūrėsim, ką galime pamatyti įdomaus. Tai jeigu tiesiai eini, yra tokie dideli tori vartai. Čia žmonės prie jų fotkinasi. Nesenai girdėjau per žinias, kad vieną amerikoną suėmė už tai, kad jis ten bandė kažkokius inicialus su vienim ar tai su tušinuku parašyti ant šitų vartų. Nu, vandalai, ką galiu pasakyti. Tai va, o jeigu praeini pro šitos vartus, ten yra toks takelis į miško gilumą. Ir anksčiau, jeigu žaisdavai Pokemon Go, tai čia būdavo labai daug Pokemonų. Bet kiek aš supratau, Tokijaus miesto valdžia nusprendė, kad šita vieta yra per daug tokia sacred, per daug šventa. Todėl ta Pokemonų įmonė Nianticas jų prašymų tiesiog pašalino iš šitos vietos visus virtualius Pokemonus. Taigi čia jau nebepamatysi tų žmonių su telefonais, kur Pokemonus gaudo. Bet vat prieš tai, prieš kokius 5-6 metus, 16-17 metais, tai čia buvo krūva žmonių su tais powerbankais, su telefonais. Bet dabar taip atrodo ramiau, labiau tokia kultūrinė vieta. Šiaip labai puikiai vieta pasivaikščiot. Čia tokių įdomių dalykų galima pamatyti. Toks tiltukas mažas yra, kurį reikia praeiti. Na, bet upelis tai toks miniatiūrinis. Tačiau jeigu gerai atsimenu, ten kažkur yra įėjimas, bet jis yra mokamas. Ir galima nueiti į tokį mini parkelį, tipo japoniško sodo toj pusėj. Ir ten yra toks kaip šulinys. Ir iš to šulinio kaip ir toks šaltinėlis teka. Ir vat spėju, kad nuo jo yra va šitas toks mini upeliukas. Porą minutėlių paeinant pro pagrindinį įėjimą yra va toks išsišakojimas. O į kairę pasukus yra dar vieni tori vartai. Tai reiškia, kad einam teisingų kelių iki šventyklos. Matosi, kad dėdė jau čia su grėbliais tvarko teritoriją. Ir ten jau yra 3 paskutiniai vartai. Ir ten jau yra Meidži Džingu šventykla. Įdomus faktas. 19 amžiuje, tada kai Japonija buvo užsidariusi nuo kitų šalių, atplaukė amerikonai
Ir pasakė, nu vat, reikia jum pradėti su kitais mainytis prekiam ir panašiai atsidaryti. Tai va, tada Japonija atsidarė nuo savo to užsidarimo ir pradėjo kaip ir adaptuotis prie likusio pasaulio. Ir tas imperatorius, to laikinis, imperatorius Meidži, jis pradėjo tą industrializacijos procesą. Ir va šita šventykla yra pastatyta jo ir jo žmonos garbei. Tai tokia istorijos pamokėlė. Čia jau matome yra tas pagrindinis įėjimas į šventyklą. Žmonės irgi čia labai fotkintis mėgsta, nes tokia kultūriškai labai žymi vieta. Ir atėjus į vidinį kiemą, matome krūvą žmonių, o ant ten eina sumeta pinigėlius, pasimeldžia, kažkokį norą sugalvoja. Ir va čia po dešinę matomai jie šventyklos viduje dar ir turgelį darys rudeninių daržovių, nes pas juos tai priimtina, kad ateini pasimelsti ir dar kažkokį derlių gauni atsinešti namo. Taip. Jeigu labai pasiseka, tai čia yra tokia vieta, kur galima savaitgalį japoniškas vestuvės pamatyti. O čia va išeinant jau iš šventyklos galima nusipirkti kokių amuletų ten ant laimės, ant sveikatos, kad pinigų daugiau būtų ir panašiai. Truputėlį nuėjus nuo Meidži-džingų šventyklos, sugrįžus atgal, vat pasukus į tą kairėje pusę, kaip sakiau, yra didelis Jogi parkas. Nu ir dabar vat aš pabandysiu truputėlį pasivaikščiot, pasižiūrėt, kas čia tokia įdomesnė yra. Šiaip tai dažniausiai, jeigu būna savaitgalis arba jau arti savaitgalio, tai čia būna krūva šitų gatvės muzikantų, visokių performerių va šitoj vietoj, kurie ten groja visokius anime openingus arba šiaip kokias populiarias angliškas dainas bando dainuot. Šiaip būna tokių kaip klaunų, kaip mimų, nežinau, kaip jį ten vadinasi. Tai va. O dabar, kadangi darbo dieną atėjau, tai pakankamai ramu. Ir iš karto vat įėjimas matosi, kad ten yra tokios kaip mini kavinukės, kad žmonėm patogiau būtų. Ten food courto kažkoks, ne food courto, food truckas kažkoks jo. O va čia yra viešieji tualetai, kurie kaip nekeista būtų, turbūt tokį, kur man teko būti vieni išvariausių yra. Kur jau toks didelis parkas, tai ten tulikai ten jau išblizginti šakės kaip. Amazing, tiesiog. Pas namie ne toks švarus kaip čia. Nes čia kiekvieną dieną jos ten dralina, valo, ten visokia elektronika prikišta. Tai va. Radau va tokį aparatuką, pabandysiu pasiimti karštos arbatos. Čia vat kur mėlyna apačioj blizga. Čia yra šalti gėrimai. O va čia kur raudona apačioj. Ten jau yra pašildyti tokie gėrimai. Įmetam centukus. Kokias aš čia turbūt pieninės noriu. Iškrenta apačioj. Iškart graža, net nereikia nieko spausti. Tada, nu jo, šilta. Tokia nepasakysi, kad karšta, nes jeigu paimi metalinį arba metalinę skarbonkį, tai žiauriai karšta būna. Bet vas kažkodėl plastikas netaip sušyla, netaip turbūt laiko tą karštį, tai tokia
švelniai šilta. Tėvai su vaikais, tai vaikai šūkauja. Na, o čia šone hebra ir alutė atsidarė sėdi. Viskas čia normalu. Jeigu kultūringai sėdi, tai čia leistina, ne tai kaip pas mus. Iš nemokamų parkų, tai čia turbūt vienas irgi geriausių Tokijoje, kiek man teko būt. Dar Ueno parkas toks labai kietas yra, bet jis toks labiau kalnuotas ten. Laiptų daug, pavėsio gal ten daugiau. Čia tokia labiau saulėta vieta. Bet čia iš tikrųjų labai daug šitų japoniškų vyšnių sakurų medžių. Tai pavasarį tai čia tuntai žmonių būna čia. Šakės, o dabar vat kaip pievelė vat visa šita yra. Tuščias, kai tik porą tiko dialiukų su žmonėm. Tai pavasarį prie sakurų tai čia nėra kur įmint. Viskas buvo, na, kaip šachmatų lentoj užimta. Čia vat praeinam biškį. Actually, kas parkuose yra labai, kaip sakant, gera čianai, kad čia suoliukų galima rasti. Ne tai kaip pavyzdžiui centre, jeigu kokiam nors bulvare eini Tokijui, tai ten be šansų rasti, kur atsisėsti. Tai jeigu nori pasidėti atėjęs Tokijui, tai geriausia bandyti kokį didesnį parką rasti. Tai va toks didelis. Voverai čia aišku nematau, kaip Londone teko matyti. Bet čia užtat labai daug va tokių japoniškų varnų, jos tokios didesnės nei lietuviškos. Kartais tai grinai kaip kalakutai būna, sėdi, tykoja, kol koks užsienietis šiukšlina mes, kad galėtų pažiūmot. Dabar nueinam šito parko ir ten kažkur vidury, ar tai gale fontanai tokie gražus yra. Tai prie jų pabandysiu nueiti. Kiek matau iš ženklo ir iš tos baltos tvoros, tai jo, fontanas yra rekonstruojamas. O. Grįžtam atgal iš parko prie stoties. Ir čia jau matome tą popkultūrinę Harajuku pusę. Tai va, prieinam prie tokia šitą street įėjimo. Čia dėdė fotkas darė. Tai va, čia yra Harajuku Station stotis, o už manęs tiesiai, kaip vėjukas paputė, yra žymioji tokia šita street gatvė, kur visi vat fotkinasi, linksmybės visokios yra. Bet čia žmonių pakankamai dabar nedaug, todėl kad dabar yra darbo diena. Savaitgalį čia labai daug cosplayerių, visokių neformalų ir panašiai. Na, biškai žmonių padidėjo. Tai dabar pabandysim pasivaikščioti ir pasižiūrėti, kas čia įdomesnė yra. Va taip praeinam įėjimą. Ir ką mes čia matom? Matom, Ippudo ramenai yra. Čia toks Ichirano pagrindinis konkurentas. Dotour kavinė. Makdakas. Makdakas, tarp kitko, labai kietas Japonijai. Kas 2 savaitės kažką naujo pakeičia. Kažkoks naujas meniu atsiranda. Atvažiuoti senai buvo
Toks česnakinis burgeris labai geras. Man labai patiko, bet aš daugiau jo nebegausiu. Tai teko atsivalgyti ir viskas, jie jau nebėra išėmė iš prekybos. Dabar ten kažkoks naujas sojų padažo, ten su sūriu, ten su krevetėm ir panašiai. Tada Paris Kids. Čia yra atributika visokia, aksesuarai, panašiai. Kawaii stuffas visoks. Šibainų mažiukai. Cinnamon rolai. Ir panašiai. Taip. Kosmetika. Čia yra Daiso. Daiso yra toks tinklas pigių parduotuvių, kur yra daug visokių prekių, ten visokių gadžetų ir taip toliau. Taip. Dog Cafe Rio. Čia yra šuniukų kafe. Ten, kur sėdit su šuniukais, geriat kavą, jie ten bėgioja, ten jas pamaitinti galima. Nu, Vilniuje panašiai kaip Cat Cafe yra, tai čia panašiai ir Dog Cafe yra. Taip, matau suvenyrai, matau drabužėliai visokie kawaii. Taip. Good Day. Va, pavyzdžiui, irgi įdomi vieta. Pet Paradise. Parduotuvėlė gyvūnėlių drabužiams. Gyvūnėlių drabužių parduotuvė. Čia, va, jeigu turite katinėlį ar šuniuką mažiuką, tai va, galite aprengti. Čia labai fancy irgi kawaii atrodys. Tada čia visokie irgi aksesuarai. Čia, va, yra būrėja. Gali iš rankos išburti jų ateitį. Toliau yra va, desertukai. Čia yra va, tie žymieji vaivorykštiniai, čia sumuštiniai, vafliai, pyragėliai ir panašiai. Tai va čia galite juos nusipirkti. Tuomet čia va, yra kažkas su Korėja susiję. Kiek aš suprantu, todėl kad boys bandų krūvos ir irgi vat, visokie auskarai ir panašiai. Taip, kitoj pusėje mes matom labai gražius desertukus. Čia vat, yra gulintys dinozauriukai ant tokios donytės. Čia yra tokios letenukės. Čia yra tokie katinėliai. Ir va čia yra meškiukas gulintis, sūrio gabalas, kur iš tikrųjų desertas yra, ir krūva va tokių gražių makarunsų. Taip, žiūrim toliau, kas yra. Takešta Street. Drabužiai. Tada va čia kažkoks Lolita Fashion drabužių šopas. Taip, kitoj pusėje kebabosai, bet pakankamai brangus. Va, ten, kur aš gyvenu biškė tokiau nuo Tokijaus, tai viskas kokiais 200 sienų pigiau. Tada, čia yra Strawberry Fetish. Strawberry Fetish yra tokie saldainiukai, aš nežinau, man atrodo Šventojoje jau yra, kur braškės tiesiog karamelėje yra. Ir tas kiautas braškė labai toks kietas, tai jausmas tarsi karamelinį saldainį taip krimstelį ir viduje tiesiog normali braškė. O viršui yra Toti Candy Factory, tai va iš čia tie instagraminiai cukraus vatos vaivorykštiniai dalykai ateina. Taip, Happy Hearts yra anime visokios atributikos parduotuvėlė, kur ten galima ženkliukų prisipirkti, ten visokių akrilinių pakabukų ir panašiai. Taip, Universal Music Store Harajuku. Čia aš matau plokštelės yra
išdėliotos, tai probably plokštelės, muzikos dalykai ir taip toliau. Taip, čia jau yra Marion Kreipai, viena iš Marion Kreipų pardavimo vietų. Ir čia yra tie tokie kreipiukai, desertiniai, kartais net ne desertiniai būna. Ir va čia yra plastikinis dalykas, kuris parodo, kaip jie iš tikrųjų atrodys, kai tu nusipirksi. Aišku, ne taip gražiai atrodys, nes jos po to suvinios. Ir tada gausis tiesiog toks kaip ledų kūgis. Va šitas dalykas, kurį pagrinde perka Haradžiukų. Taip, Bodyline. Bodyline yra tokia parduotuvė, kur yra pakankamai pigus, bet kokybiški kostiumai, cosplayui ir panašiai. Tai va, jeigu norit ten kokios tarnaitės uniformos arba ten kokios schoolgirl uniformos, tai čia vat puikiai vieta yra apsilankyti, nes ten pakankamai geros kainos ir panašiai. Žinai, iš šono matom Takenoko, tai čia Lady Gagos ir Filipo Kirkorovo drabužiai. Taip. Kitam šone yra Santa Monica Crepes. Tai vėl tie kreipai. Tada va čia kitoj pusėje prie 7-Eleven yra Animal Cafe. Čia galima pasisėdėti su fenekolapėm, ežiukais, šeškais kažkokiais, surikatas matau. Tai va, jeigu domina su gyvūnėliais pasėdėti, pabendrauti, galima čia nueiti. Šiandien didelis bubble tea, kur galima irgi didelį bubble tea nusipirkti. Žiūrėkim, kokios kainos. Nu, kainos tokios nesikandžioja, vat matau. Už 700 jenų galima kažkokį braškinį bubble tea gauti. Tai čia būtų mažiau nei 5 eurai. Vat ten viršui, matau, yra 800, čia koks penketukas brown sugar su krem briulė ant viršaus. Kaip ir nėra taip pigų, nėra taip brangų, norėjau pasakyti, kaip tokia turistiniai vietoj. Čia vat visokie edgy drabužėliai yra uždengti, kur galima irgi apsipirkti. Megztukas toks su ugnim apačioj. Jo. Tada einam toliau. Candy A Go Go. Cool Stuff. Mi Big Plus Cafe. Čia yra kavinė, kur galima su paršiukais pasisėdėti. Jie tokie mažiukai, ružavi. Nu, bet kiek teko video žiūrėti, tai jie tokie biški švarūs, bet tvartų ten taip truputėlį atsiduoda. Vat paėjus truputėlį toliau yra Haradžiukų Mame Shiba Cafe. Čia yra su tais mažais Shiba šuniukais galima pasisėdėti. Jeigu norit smagumynai ten, juos kiek suprantu ten pamaitinti galima ir panašiai. Taip, kitoj pusėje yra Sanrio suvenyrų parduotuvė. Joje galima nusipirkti visokių Sanrio dalykėlių. Vat matau, čia pakabukai visokie ir panašiai. Kiek aš suprantu, galima dar ir Hello Kitty tortuką užsisakyti. Tai labai puikiai vat gimtadienį pasiruošimo vieta. Tada toliau, va čia yra Udrų kavinė. Udrų kavinės reklama. Bet vat, kai pamato žmogus su kamera kaip aš, tai nelabai mėgsta, kad tas udras filmuotų. Nežinau kodėl, vat, būtent vat, su tom udrom. Taip, čia yra Strawberry Fetish antras spotas. Ir vat, galiu parodyti, kaip atrodo vat, tas Strawberry Fetish. Karamelizuotas tas braškės, 650 jenų. Čia būtų kokie 4 euriukai. Po euriuką už kiekvieną braškytę su zefiriuku. Arba su kita uoga. Taip.
Toliau yra batai, kosmetika. Happy Socks. Kojinių parduotuvė. Labai daug kojinių. Žiauriai. Toliau vat yra visokių džemperių pardė. Čia matau yra ir tiesiog džemperiai. Bet vat toliau yra Pokemonų maikutės, One Piece'o striukė. Apačioje vat Kuromi ir Hello Kitty striukės. Šitas jau brangesnis yra, nes jas tokias pasiūtos pagal trendą. Tada čia yra, jeigu kam pižamų norit, galit Monsters Inc. pižamų. Čia yra miškiukas, kuris bubble tea geria. Tai va galima ir čia bubble tea nusipirkti. Kitoj pusėje dar vienas kaip ir toks drabužių centras yra. Pink latte. Ir va truputėlį toliau yra Vego. Vego yra tokia drabužių parduotuvė, pagrindė moteriškų, kur turi didelį pasirinkimą tokių įtabagų kuprinių, kur specialiai skirtos, kad jeigu mėgstat daug ženkliukų prisisegti prie savo kuprinės, tai kad nebijot, kad tie ženkliukai po to pasimest, ten yra toks apsauginis sluoksnis padarytas, permatomas, kur galima tų ženkliukų prisisegti ir nebijot, kad jie nukris. Labai vat kitam rajone yra, kur daug merginų anime fanių lankosi, mėgsta tas kuprinės nešiot. Tada čia yra vėl saldumynai. Santa Monica Crepes. Čia vat matosi, kaip iš tikrųjų atrodo tie Harajuku kreipai. Tokie dideli kūgiai su pyragu. Vat tokius plius minus ir gaunat, kai nusipirkat. Ir čia kainuoja kokius 6 euriukus gal kiekvienas. Yra ir pigesnių, bet taip. Ir tada jau mes išeinam iš Takešita Street. Kitoj pusėje yra vėl kitoks pats ženklas. Čia jau ta gatvė baigėsi. Nebent atėjote iš šitos pusės ir norit čia apsilankyti iš šitos pusės. Taip, ir tada kitoj pusėje kelio yra, man atrodo, Kura Sushi Conveyor Belt Sushi Place, kur aš nueisiu pavalgyti. Ir tada grįšiu ir pabandysiu kokią nors desertuką susiieškoti savo. Tada žiūrėsim, ką veiksim toliau. Nuėjau į Kura Sushi Harajuku, kaip ir žadėjau. Čia vat per planšetę užsisakai ir tau per tokį konvejeriuką atsiunčia tavo sušiukus. Pirmą paėmiau su tūnu, bet ten dar buvau paėmęs ir su viskiom kitom žuvim. Bet svarbiausia yra tai, kad vat suvalgai 5 sušiukus, įmeti lėkštutės ir tada dalyvauji tokioj loterijoje, kur gali laimėti tam tikrų kaip ir žaisliukų, atributikos, to dalyko, su kuo dabar Kura Sushyje vyksta kolaboracija. Ir vat pasisekė iš pačio pirmo karto laimėti vat tokį kaip Kinder surprizo viduriuką, kuriame yra viduj ar tai ženkliukas, ar tai magnetas. Man atrodo, magnetas šį kartą buvo. Ir šį kartą buvo kolaboracija su Ado, atlikėja žinoma dabar labai populiaria Japonijos, ir gavau tokius vat 2 magnetukus. Ir man atrodo, vieną iš 4 skirtingų galima spalvų gaut. Tai man gavosi tą tamsiai fioletinį gaut. Tai va toks atsiminimas netgi yra, kai pavalgai sušių
Ir kažką iš Japonijos atsivežė. Suvalgiau kokių 10 sušių. Sumokėjau va tiek va. Šiaip tai žiauriai skanu buvo. Jaučiasi, kad žuvis tokia šviežia. Aš manau, kad visai good dealas. Arigatou gozaimasu. Tai va, gavau savo kreipą. Su cheesecake, grietinėlė, karamelė ir bananais. Atrodo kaip kalorijų bomba. Bet nieko, aš šiandien dar vaikščiosiu daug. Tai va, ant pabaigos grįžau atgal į Jojogi parką, kad užbaigti savo video čionai. Visą laiką norėjau jums parodyti šitą Harajuku rajoną, nes jis taip prasideda labai kultūriškai su šventyklom, tada eina taip chill per parką ir užsibaigia va tą popkultūrą, madom, įdomybėm ir panašiai. Dabar va pasivaikščiosiu ir važiuosiu namo montuoti. Ir tada galvosiu, kokį kitą rajoną jums parodyti. O kol kas galit pasubscribint, laiką uždėt ir komentariuką apačioje parašyt, kas jūs domina, kas patiko, gal kokių pasiūlymų turit, klausimų, tai pasistengsiu atsakyti per kokį kitą video. Tai tiek tada. Bye.